Gerą dieną visiems susirinkusiems į mūsų mokymus, kuriant tarptautinį kultūros kelią Baltų kelias. Ir girdams klausytojams, ir kitiems susidomėjusiems. Tad sveikinu dar kartą susirinkus į 3 dienų po 8 akademinės valandas mokymus, kuriuos ves net 11 lektorių. Siūlome jums stebėti mūsų paskaitas ir užduoti klausimus YouTube Baltų kelio paskyroje. Ir dar viena informacija: užsiregistravusius ir norinčius gauti pažymėjimus informuojame, kad jie jums bus atsiųsti po visų 3 dienų mokymų, tai yra po gegužės 22 dienos. Na ir pradedam apie kultūros kelią Baltų kelias. Tai pirmiausia, norėčiau priminti, kad kultūros kelias tai nėra kažkas labai paprasto, tiek dirbant su Baltų keliu ar kitais kultūros keliais. Tikrai galiu pasakyti, kad tai yra sudėtinga sistema, apimanti ir paveldą kultūros, ir kraštovaizdžius. Būtinai turi būti švietimas, edukacija, orientacija, kitaip tariant, į jaunąją kartą. Tai yra teminių kelių sistema. Na ir kaip matot, toliau apibrėžtyje būtina ir atgaivinti, ir įprasminti vertybės, sudaryti sąlygas pažinti, būtina ir bendruomenės įtraukti. Ir labai svarbu, kad kultūros kelio turinys, idėja būtinai turi išryškinti nacionalinį arba europinį tapatumą. Taigi, sudėtinga sistema. Ir kita skaidrė parodo, ką dažnai klausia ir ką, nežinantiems daugiau apie kultūros kelius, visą laiką turim paaiškinti, kad turistinis maršrutas ir kultūros kelias tai tikrai yra ne tapačios sąvokos. Maršrutai kultūros kelyje yra būtini, tačiau tai nėra vien tik tai maršrutai, o kaip minėjau ankstesniai skaidriai, tai yra daug daugiau susiję ir su švietimu, vertybėmis ir kitais dalykais. Na ir čia tik tai priminimui ne turizmo sektoriaus žmonėms, kad maršrutai gali būti linijiniai, žiediniai, spinduliniai ar kombinuotieji. Taigi, kultūros keliai. Šiai dienai Europos tarybos kultūros keliais yra įvertinti, sertifikuoti 48 keliai. Ir čia tiesiog tik tai 14 jų pateikti. Kitaip tariant, matai, kad Europoje yra įvairių temų kultūros kelių, nuo šventųjų, žinomas Švento Jokūbo kelias, švento, pavyzdžiui, Olafo ar Karolio V ir įvairiausių kitų temų. Ir matant tokias tapatybės, tokias akcentuojamas vertybės, visą laiką galvojau ir galvojam jau dabar galiu pasakyti, kas kurs mūsų tapatybės kelią, paveldėtą, prigimtinį, su baltų kultūra, su mūsų tapatybė, prigimtinė kultūra susijusi. Taigi čia turbūt tas kontekstas yra priežastis, kodėl prieš 14 jau metų mažais žingsneliais pradėjome kurti kultūros kelią ir mažais žingsneliais kuriant, pildant Baltų kelio koncepciją, kur čia pateikta aktyvi nuoroda. Jeigu norėsit mūsų svetainį, galėsit pasižiūrėti. Paskui net 3 galimybių studijos buvo sukurtas Lietuvos, Latvijos pusėje. Tu matai, kad darbų yra tiek daug tam, kad tu sukurtum ir pateisintum kultūros kelio statusą.
Ir būtinai tuose darbuose visą laiką turi ir privalo būti dvi kojos. Tai yra viena koja yra kultūroje, kultūros pavelde, materialiame ir nematerialiame, ir būtinai kita koja turi būti turizme. Taigi nėra taip lengva, nėra taip, paprasta ir elementaru. Trumpai priminimui, mes turime Europos tarybos kultūros kelius Lietuvoje ir kuo puikiausiai turbūt žinot, jau minėtą Švento Jokūbo, Hansos, Europos žydų kultūros paveldo kelią ir kitus. Ir lygiai taip pat turim savus kelius. Tai yra Lietuvos įstaigų, institucijų inicijuotus ir sukurtus ir kuriamus kelius. Ir šiai dienai yra sertifikuoti 2 nacionaliniai keliai, tai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Vėtrungių keliai ir 1 regioninis 5 kūrėjų. Baltų kelias, Jotvingių, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos ir kiti kuriami keliai yra dar nesertifikuoti, galim sakyti taip, procese. Tai pagal tai, kas buvo pirmoji skaidrė, kas yra kultūros kelias, galėjot suprasti, kad tuos darbus negali padaryti vien tik tai iš savo savivaldybės biudžeto, iš mažų projektų, projektėlių. Ir kada augi, supranti, kad turi teikti paraišką į ES fondus, kitų galimybių nėra. Ir čia šita skaidrė jums rodo, ką mes jau padarėm ir trupučiuką toliau detalizuosiu, įgyvendinę 2 projektus iš Lietuvos, Latvijos Interreg programos. Ir čia žemėlapyje pateikta teritorija šitos programos. Ir tai nesuspėjo, nebuvo galimybių, nes tiek daug visko, bet surinko medžiagą, viešinimas, leidiniai ir visi kiti dalykai iš Lietuvos ir Latvijos Kuršių žemių, Kuržemės, tik dalies dar Žemaitijos, Lietuvos, Latvijos Žiemgalą, Sėlą ir dalis Aukštaitijos. Ir tai, ką mes darėm ir toliau darom, ar baigėsi projektai ar ne, čia visi jūs susijungia, mano galva, daugiau ar mažiau, galbūt 90% tikrai galit rasti save. Nes tai, ką mes darėm, tai nėra vien tik tai Šiaulių turizmo informacijos centro įdirbis, rezultatas, tai nėra vien tik tai projekto partnerių 2 gyvendintų Interreg projektų, kur nurodyti, bet labai daug jūsų prisidėjo. Taigi, ačiū jums visiems, nes tikrai visa, kas padaryta, yra dėka jūsų. Jūs siuntėt informaciją, rekomendavot vienus ar kitus lankytinus objektus, gidai klausėsi paskaitų, vežė ir veža baltų keliais, ir muziejai kuria savo ekspozicijas, edukacijas, parodas, daug labai mokytojų ir apskritai edukologų prisideda 3 amžiaus universitetai. Ir čia norėčiau būtinai pasakyti, ar turim projektinį finansavimą ar neturim, tai tikrai objektyviai viena didžiausių paramų, tiek moralinė, tiek finansinė, yra Šiaulių miesto savivaldybės ir dažnai klausia, kodėl Baltų kelias atsirado, gimė būtent Šiaulių mieste. Ir juokais rimtai, bet turbūt labiau rimtai galėčiau pasakyti, kad Šiauliai buvo ir yra 3 baltų genčių, Žiemgalių, Aukštaičių ir Žemaičių susitikimo vieta. Šiauliuose gimė Baltų vienybės diena. Net ir šiandien,
kai kas nori tampyti paklodę, ar mes aukštaičiai ar žemaičiai, mes nei tie, nes šnekam šiaurės vakarų aukštaičių patarmę, kad ir kelis šimtus metų administraciniu požiūriu priklausėm Žemaitijai, bet niekas nešneka žemaitiškai, nebent jie iš Žemaitijos kilę ir visi kiti dalykai. Taigi, Šiaulių miesto savivaldybės didžiulė parama, pagalba. Nuoširdus ačiū, daug labai institucijų, nes per tiek metų kuriant tikrai matai, jeigu nebūtų pagalbos, paramos, konsultacijų tiek iš kultūros ir ekonomikos inovacijų ministerijos, be jokios abejonės kultūros paveldo departamento, Keliauk Lietuvoje, etninės kultūros globos tarybos, ambasadų ir visų kitų viešų ir privačių įstaigų, institucijų tikrai nieko nebūtumėm padarę. Na ir personaliai asmeniškai norėtumėm padėkoti keletui žmonių, tai gerbiamam Alfredui Jomantui, Vykintui Vaitkevičiui, Ernestui Vasiliauskui, Virginijos Tašankovieniai, Ilonai Vaškevičiūtei ir su didžiulė meilė ir pagarba prisimenam ir vertinam mūsų šiaulietės archeologės Birutės Salatkienės pagalbą, paramą ir konsultacijas. Taigi, dar kartą labai ačiū jums visiems, nes ir ateityje mums visiems, kuriant tą kelią, reikės viens kito pagalbos. Na ir dabar labai trumpai apie darbus, padarytus darbus. Tai kietieji darbai. Šitas kelias turi savo lankytojų centrą, kur yra nemokamas įėjimas, nemokamos ekskursijos, dirba visą savaitę nuo pirmadienio iki sekmadienio. Ir tai yra tos pačios patalpos, kur yra Šiaulių turizmo informacijos centras. Ir centre yra interaktyvi ekspozicija, multifunkcinė salė, lauke yra infoterminalas. Ir šitas centras skirtas visiems, nes yra ir audio gidas, ir brailio raštas, ir pritaikytas žmonėms su judėjimo negale. Labai džiaugiamės, kad tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ir kitose vietose, nauji infrastruktūriniai pokyčiai. Tai Klaipėdos rajono turizmo informacijos centre modernizuota lankytojų salė, kaip matot nuotraukoje, ir nauji įsigyti kuršių moterų ir vyrų kostiumai. Latvijoje Talsų muziejuje ekspozicija, Jelgavos Eliaso muziejuje, Kuldigos muziejuje, taip pat Latvijoje sutvarkyti Mežodnės ir Selpilio piliakalniai. Be kietųjų infrastruktūrinių veiklų daugybė kitų turinio veiklų. Kaip jau minėjau, ir galimybių studijos, nuo kurių pradėjom, ir galit jas visas perskaityti mūsų svetainėje, mokymai, seminarai. Pirmasis mokymų ciklas jums, gidai ir visiems besidomintiem, vyko per pandemiją ir visi paskaitų įrašai yra Baltų kelio YouTube paskyroj arba nuorodos visos mūsų svetainėje. Na ir nuo suvenyrų, leidinių, švenčių, renginių organizavimų, gerosios patirties mainų. Čia kaip tik norėjau parodyti per pandemiją vykusių 17 mokymų pavadinimų. Ir dar kartą akcentuoju, jeigu jums įdomu, aktualu, visų šitų paskaitų įrašai yra mūsų YouTube kanale, kur skaitė nuo archeologų, istorikų, literatūrologų, apie renginius, apie gamtą, augalus, amatus, muzikinį paveldą, dangų. Maloniai
kviečiam susipažinti, paklausyti ir sužinoti. Vienas didžiausių darbų tai yra turizmo informacinės sistemos sukūrimas. Galim tai vadinti rinkodara ir komunikacija, tai galim vadinti interneto svetaine. Tai čia yra tokia kaip nuotrauka mūsų svetainės, kuri yra 3 kalbom ir norėjom parodyti, kad vykdant projektus yra sukurta 13 maršrutų, čia tiesiog tik tai kaip pavyzdys jums yra pateiktas leidiniai, nuorodos apie videofilmus ir animacinius, ir pusiau vaidybinius, ilgesnius ir trumpesnius. Dalyvavom ir dalyvaujam pristatant Baltų kelią tarptautinėse turizmo parodose, ar Adventur Vilniui, Baltur Rygoj, Lenkijoj, Estijoje esam pristatę, miestų šventėse, knygų mugėje visą laiką Vilniuje pristatom. Na ir mūsų čia svetainės parodžiau tą, kaip čia, išklotinę ir kartu, kad jūs matytumėt, kaip aš sakau, nėra lengva kurti. Tai va tik tai išskleidus, ką pamatyti, ką veikti, kitaip tariant, lankytinos vietos, jum išsiskleidžia va tos bendrosios kategorijos, kur yra dešiniai pusiai. Bet subkategorijos ar istorinių vietų, pasižiūrėkit, ar gamtos kraštovaizdžio, ar edukacijų, ar amatų dar skleidžiasi pagal jūsų pasirinkimus. Taigi, tai yra didelis, sudėtingas darbas. Pasižiūrėję, galbūt jūs pamatysit ir norėsit paskui į mūsų elektroninį paštą parašyti, galbūt kažkas pasikeitė, galbūt jūs pamatysit, kad nerandat savęs ar kažko nėra jau, galbūt kažkokios edukacijos ar ekspozicijos, o yra kažkokios naujienos, taigi vienokių ar kitokių dalykų gali tikrai pasižiūrėti, išsifiltruoti tai, ką mes surinkę, tai, ko trūksta, tai, kas dar gali būti. Lygiai taip pat norėjau parodyti jums per 2 projektus išleistus 3 leidinius. Dešiniai pusėje esantis žalios spalvos leidinys jau, galima sakyti, beveik mes niekas nebeturim, jisai yra jau išdalintas turistams, jums, partneriams per renginius, parodas, atvykstant į turizmo informacijos centrus, į muziejus, nes jiem teikiam tas brošiūras. Kuršiai, žemaičiai, sėliai ir žiemgaliai irgi 3 kalbom išleisti tie leidiniai. Dar turi Lietuvos ir Latvijos turizmo informacijos centrai tuos leidinius, bet jau irgi ne viską. Ir šiek tiek gabaliuką žemėlapių, bet visi jie yra ne tik popieriniu formatu, bet yra visi mūsų svetainėje. Norint galite peržiūrėti, atsispausdinti, naudoti, kuriant savo maršrutus, edukacijas, veiklas, ten, kur jums atrodo reikalinga. Džiugu, kad įkūrus Baltų kelio lankytojų centrą sukurtos ir vykdomos 6 edukacijos, 5 iš jų yra patvirtintos ir turi kultūros pasą, ir viena yra nauja, Eglės pasaka kitaip, dar net nespėjom pateikti į kultūros pasą. Lygiai taip pat yra ir sukurti interaktyvių grindų žaidimai, kur gali kiekvienas atėjęs pažaisti. Edukacijos yra mokamos mūsų centre. Su lankytojų centru mes patys kartu su partneriais kuriam, organizuojam parodas ir jos jau yra net kelios. Dabar vyksta dar iki gegužės vidurio Žolynų saulės
paroda, bet jau įvyko ir žaislų, ir juostų, ir sodų paroda. Trumpai labai norėčiau pasakyti, kad, kaip minėjau, ir akcijos darėm, komunikacijos, viešinimo, tai čia medžiaga ir prizai šiek tiek parodyti mūsų padarytus darbus. Na ir vienas pasidžiaugimas toks, kadangi buvom 21 metais įvertinti, atrinkti ir nominuoti kaip sėkmingiausias metų turizmo projektas Lietuvoje. Na ir kodėl mes šiandien susirinkom? Jeigu 2 projektai vyko tarp Lietuvos ir Latvijos, tai 12 mėnesių, 1 metų trukmės projektas yra Lietuvos-Lenkijos Interreg programoje, kur mes vėl vadovaujantieji partneriai arba, kaip sakom, lyder partneriai. Ir kartu iš Lietuvos yra Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras ir iš Lenkijos Goldap vietos fondų asociacija. Ir mūsų projekto darbai vėl bendri turizmo maršrutai, kartu per juos ir studija, ir objektų aprašai, nuotraukos, interneto tobulinimas, nes turi atsirasti 4 kalba, lenkų brošiūra, žemėlapio parengimas, be jokios abejonės tai yra viešinimas, rinkodara, na ir mokymai, paskaitos, praktiniai užsiėmimai. Bet ne vien tik tai yra projekto konkretus išsikelti darbai, rezultatai. Čia apie ateitį šnekant, na, užrašiau bent tik tai keletą, nes tų ateities darbų yra daug ir net paskutinė ir KT plėtra būtinai norėtųsi, kad ji būtų visoje Lietuvoje, nes dabar ne visa Lietuva yra apimta, dar trūksta Latvijos Latgalos teritorijos, reikia lygiai taip pat toliau plėtoti turinį jau dirbtose teritorijose, bet be jokios abejonės ir naujose. Su šituo projektu irgi nepabaigsim viską, kas verta Lenkijoje, bet labai džiaugiamės bendrystę ir bendradarbystę kartu su Jotvingių keliu, nes šitam finansavimo periode net 2 projektai yra laimėję grynai tokio kaip potempį Jotvingių kelias, kur vykdo ir Lazdijai, ir Alytaus apskritis, būtent Lietuvos, Lenkijos paribio regionai. Be jokios abejonės, manau, kad jau pribrendom ir užaugom sertifikuotis Lietuvoje tarptautinio kultūros keliu, na ir nebebijoti svarstyti, pretenduoti tapti Europos tarybos kultūros keliu. Na ir bendradarbystė, partnerystė, kompetencijos, įtraukimas viso reikalingo viešo ir privataus sektoriaus, labai svarbu mokslo institucijų įsitraukimas. Tokie yra labai didžiuliai darbai, kurie susideda iš mažų darbų ir darbelių. Na ir trumpam tokiam pranešime, įžangos žodyje kviečiu ne tik atvykti į Šiaulius, bet kurti kartu Baltų kelią ir kitus kelius. Ir džiugiai noriu pristatyti vieną iš sertifikuotų nacionalinių kultūros kelių, Vėtrungių kelią, ir jo vadovė Jūratė Pancerova kartu su kolegomis labai gražiai ir nuosekliai vykdanti
vykdanti irgi veiklą savo kelio kūrimo pristatys jums. Gaila, kad dėl darbų gausos negalėjo Čiurlionio kelias, nedrįso dar Jotvingių kelias, bet tai dar ne pabaiga, o kaip tik pradžia arba, vidurys kažkokių darbų. Taigi, dėkui Jums ir klausom Jūratės Pancerovos.